Sveiki, sąmoningo kelio kompasas. Šiandien svečiuose turi nuostabų žmogų, tradicijų centro būties ratu įkūrėja Rita Balkutė, liaudies medicinos tyrinėtoja. Rita, papasakok prašau apie save, kuo jūs užsiimat, kaip gyvenate? Na, dabar gyvenu tradicijų centro būties ratu kasdienybę. Organizuoju renginius, edukacijas vedu, o šiaip didžiąją savo tokią laiko tarpą dirbu Lietuvos nacionaliniam kultūros centre. Na ir prieš tai keletą metų, pradėjau tyrinėti liaudies mediciną ir tradicijų nacionaliniam kultūros centre tą savo tyrinėjimą tęsiau ir dabar toliau tęsiu. Tai tokia mano veikla, kuri, nežiūrint to, kad daugybė ir kitų dalykų aišku yra, bet pagrindinis dalykas ir ilgus dešimtmečius tai yra mūsų tradicijos, būtent susijus su liaudies medicina tyrinėjimas. Liaudies medicina. Žinau, kad jūs esat parašysi knygų. Galėtumėte apie tai pasidalinti? Na, UNESCO parėmė mano tokį pirmą kompaktą, kuris buvo skirtas užkalbėjimams. Toksai labai paslaptingas dalis, prieštaringų visokių minčių turintis, bet tai yra vis dėlto mūsų tradicijos dalis. Ir pirma mano kompaktas buvo būtent liaudies magija Lietuvoje, kurie apėmė praeito ir šio amžiaus tokią pradžios laikotarpį. Na ir aš, kadangi daug metų tyrinėjau, virš 30 metų, tai surinkusi labai daug medžiagos, užkalbėjimo apie 400, o šiaip tradicijos medicinos, tai virš 15 000 vienetų. Na ir kitas darbas, kuris buvo susijęs su tokia dar kontramastiškesnė, kaip sakant, ta dalimi, tai yra apie burtus knyga, Galia užburti, apie kenkimo būtent magiją. Na ir kartais žmonės taip reaguoja labai keistai šitą knygą, nors iš tikro, tai, kaip aš sakau, čia ne magijos vadovėlis, o čia mūsų tradicijos atspindys, kaip žmonės įsivaizdavo, kas tie burtai, kaip kenkdavo, kaip juos nukenksmindavo. Na ir dabar šiuo metu ruošiu knygą Galia užkalbėti, tai yra priešinga gali užburti, tada, kada žmogus, sakykime, turi kažkokių ar negalavimų susijusių su sveikata, arba šiaip savo buityje, norėdamas paveikti vieną ar kitą dalyką, arba gamtos reiškinius paveikti. Tai sekanti knyga turėtų būti Galia užkalbėti. Oi, puikiai žinia. Ir iš tiesų labai įdomi analogija gaunasi, arba burtai, arba užkalbėjimai. Ir tame aš jau išvelgiu tą sąmoningumo dedamąją. Ten aš tarsi tampau kažko tai auka, tarkim, kaip žmogus, burtų atveju. O užkalbėjimo atveju aš tarsi tampu savo būties kūrėja, savo gyvenimo kūrėja, bent jau galbūt paprastuose dalykuose, sveikatos atžvilgiu, dar kažko tai. Kaip jūs manot? Na, tradicijoje mūsų, aišku, pats žmogus, ypatingai jeigu mes pasižiūrėtume apie mamas, kurios augino vaikus, tai jos be abejo buvo tos moteris, kurios žinojo labai daug dalykų, kur galėjo pagelbėti ne tik savo šeimos nariam, bet pirmiausia vaikam. O vaikus, aišku, seniau labai žiūrėjo, neleisdavo jiem, kad pamatyti būtų. Ir iš tikro galbūt tame yra daug tiesos, nes kažkoks tai ramesnis laikas, arba šeimos aplinka, arba namų aplinka vis dėlto vaiką auginti nuteikia taip ramiau, vaikas pas ramesnis yra ir tik vėliau, mes jau išleidžia į erdvę, kur irgi ten tiko įvairūs, taip sakant, pavojai. Tai pirmiausia, tai, kad kitas žmogus vis dėlto gali paveikti žmogų ir dėl to vaikas verkia, neramus būna. Ir mamos buvo vienos iš tos, kurios tikrai galėjo padėti ir tokia savo tai aplinkoj pagelbėti. Tačiau vis dėlto tradicija sako, kad žmonės, kurie mokėjo užkalbėti, jie buvo, turėjo daugiau galbūt tų žinių, arba kaip ir Galia užburti,
kur aš pavadinau knygą, arba galėjau užkalbėti, tai vis dėlto turėjo kažkokių savybių stipresnių negu, sakykime, eilinis žmogus. Ir jeigu mes pažiūrėtume taip pat iš tos knygos, galėjau užburti, tai mes matome, kad dalis, kaip ir minėjau, yra tos tradicijos, kuri iki mūsų atėjo ir mes galim identifikuoti, kad tai yra paprasti žmonės, mamos arba ten artimieji kažkokie. Dalis tų žmonių specializavosi, sakykime, mokėjo užkalbėti ten kažkokias konkrečias ligas, rožės, ar ten karpas, ar ten dar kažką. Na ir dalis žmonių, va tokie kaip toks burtininkas, juos vadino burtininkais, nors ta žodis apima tokią didesnę tradiciją, nes jisai buvo ir žolininkas, toksai galinis gyvano gyduolis ir žolininkas, ir mokėjo, taip sakant, užkalbėti, ir mokėjo pranašauti ateitį, ir dar kartais į žmonės fokusininkų vadino, nes jis irgi tokius triukus darydavo, kur žmonėm nepaaiškinami buvo. Tai va tie tokios didesnės šitos kategorijos, žodžiu, labai stiprus žmonės, kur išvažiuodavo iš visos apylinkės, truputėlį kaimo lygio tokios moteris arba vyrai, sakykime, toks labai gražus ir puikus užkalbėtojas, su kuriuo teko susipažinti Navickas, tai jisai užkalbėdavo gyvates. Žinot, tos ekspedicijos, vat, kaip jūs sakot, sąmoningumo, ką jos duodavo? Tai pirmiausia, kas man labiausiai įstrigdavo iš tų žmonių pasakojimų, tai iš vis jų patirtis, filosofija gyvenimo. Tai sakykime, šitas dėdukas turėjo kieme gandralizdį. Ir jisai su tais gandrais pasišnekėdavo. Jie atskrisdavo pavasarį ten savo giesmeles, o jisai ten savo kažką su jais pasišnekėdavo. Ir vieną kartą ten atsitiko taip, kad nugriovė ten jų ar gandralizdį kažkaip tai ten elektrika ir ką, tai tas gandras atėjęs pas tą, žodžiu, dėduką, guodėsi, kad jis dabar neturi kur gyventi, ten susnamut jam rankas dziubino ir jisai ten, žodžiu, su juo pasišnekėjo, sako, nu palauk, sako, aš tau padarysiu naują gandralizdį. Ir va toks santykis su tuo gandru mane iš tikro labai, žavi, negali nežavėti, nes tarsi mes įsivaizduojam, kad paukščiai ten, mes čia, o, sakykime, kažkokioj tai tokioj aplinkoj visai kitaip. Ir jis, kadangi buvo gyvačių užkalbėtojas, pas jį ateidavo gyvatės užkalbėta, jo užkalbėjimas yra labai gražus, jis išeidavo į kiemo vidurį ir lenkdavosi visas pasaulio pusės, prašydamas, kad ta gyvatė atsimtų tos nuodus. Ir sako, o gyvatė, sako, bėga nuo manys ir sako, priglaudusi ausį prie žemės klauso, ar aš jos nekeikiu. Ir sako, jeigu aš ją išgirsta, kad aš ją keikiu, tai jinai, žodžiu, atiduoda, pasiema tuos naudus ir, žodžiu, žmogus lieka sveikas. Tai va ta filosofija iš tikro labai santykiai tarp žmogaus ir gyvūno, prasme, ir jis sakydavo, kad gyvatės, jeigu užmuš kas nors, tai jinai negalės klausyti, dėl to jisai negalės jos atkalbėti. Tai va tokia, žodžiu, vis dėlto matosi žmogaus ir gamtos santykis labai įdomus. Ir taip, ir holistinis, ir daugiau toks visuminis, ar ne? Tai vat jūsų, ko gero, tie tyrinėjimai ir pažinimas atvedė prie to būtent pasaulio kaip visumos matymo, ne tik su gyvūnu, aš taip suprantu, ir su augalų pasauliu, ar ne, žolelės, mineralai atitinkamai. Tai yra, kad žmogus nėra atsietas nuo viso šito didžiojo mūsų pasaulio, o yra jo dalis, ar ne, tos didžiosios visumos. Ir tame turi būti taip pat atitinkamas sąmoningumas, ar ne, vat santykio, ką jūs labai gražiai ir atspindėjote, papasakojot, santykis su pasauliu sąmoningas. Aš tikiu, kad per pažinimą jisai natūraliai tampa vis labiau gilus, ar ne, ir atitinkamai teisingas. Kas dar, vat jums tų tyrinėjimų metu galėjo tapti tuo kompasu į sąmoningumą, to kelrodžiu, matant žmonės, jūs labai daug su žmonėmis bendraujat, labai daug tyrimų dėka, ar ne, vat, sukaupėt medžiagos, atspindėjimų, mūsų tradicijų. Kas veda į tą tikrą gyvenimišką žmogišką laimę? Na, laimė veda tai, kad tu atsiduri ten, kur tu esi, toje vietoje, kur reikia, ir galbūt susitinki tuos žmonės, kurie tau duoda tas žinias. Ir man visą laiką buvo tokia paslaptis, kaip žodžiu, sakykime, kodėl man pasisekė tiek daug užkalbėjimų surinkti. Dėl to, kad kai vaikščiau po ekspedicijas ir, pavyzdžiui, klausinėjai žmonių, kas moka užkalbėti, netgi pačią paskutinę istoriją galiu papasakoti. Aš buvau ką tik tai prieš metus Dusetose ekspedicijoje
Nu, ir žmonės, kurie ten organizavo tą ekspediciją, jie norėjo būtent, kad surinktume to krašto liaudies mediciną. Ir jie tiesą pasakius, sako, mes tave pasikvietėm, bet kažko pasiūlyti, pas ką nueiti, sako, tai mes ir neturim. Žodžiu, Dusetos yra miestelis pakankamai didelis ir visą laiką miesteliuose labai sunku rinkti liaudies mediciną, nes jeigu tu nežinai, kas galėtų tau papasakoti, tai įsivaizduokit, kiek namų reikėtų apeiti. Na ir žodžiu, ten gal vieną kitą pavardę mes sužinojom ir toks vyrukas mane lydėjo ten pas aludarį tokį, nes jisai sako, vat pas jį visi ateina, gal jisai tikrai galėtų papasakoti, kas yra, kas galėtų papasakoti apie tą liaudies mediciną. Ir kai mes atvažiavom pas tą aludarį, nu, kadangi jie būtų pažįstami, tai norėjo pakalbėti, bet aš visą laiką kažkokią turiu intuiciją, kad galbūt reikia ir pačiai dar paklausti, nes kaip tai tas užklausimas yra toks svarbus ir sakau, tai o gal pas jūs kas nors yra, ar močiutė gyvena, ar kas galėtų. Nu, tai sako, pas mus nėra, bet mano uošvė, žodžiu, buvo puiki žolininkė ir jo išmokė mano žmoną žoliauti. Ir žinokit, tai buvo pats nuostabiausias dalykas, nes mes su ją prakalbėjome ne 1 valandą ir plus dar pats, žodžiu, ir aludaris, nežiūrint, kad jis daro alų, visai nesusijęs su mano tarsi tema, bet jisai, sakykime, papasakojo apie sriubą, iš alaus, kurią virdavo jo tėvui mama. Ir ten dėdavo žolytės. Ir ta sriuba, žodžiu, buvo nuo peršalimo, jisai jeigu žvejodavo ar medžiodavo, tai ateidavo namo ir sakydavo, nu, mač, daug sriubos. Tai va, tai, žodžiu, taip sakant, čia būna kartais visiškai neįtikėtini susitikimai ir, žodžiu, niekas nebūtų tikriausiai man pasakęs, kad taip pas aludarys tau papasakos apie žolės. Negana to, kai mes važiavom pas aludarį, mes važiavom su mašina, o priešais mus pravažiavo toks 3-ratukas, žodžiu, raudonas. Ir tokia močiutė sėdėjo ant jo. Ir aš šitam savo palydovui sakau, žiūrėk šitą močiutę, sakau, reikia ją surasti. Jinai, sakau, mums ką nors papasakos. Nu, jisai taip nusišypsojo, nu, kadangi mes taip pravažiavom ir prasilenkėm. Išėję iš to aludariaus, nu, ten keletą pas vieną, pas kitą žmogų mes užėjom. Ir sakau, va, ten toks namas, sakau, gražus, einam dar į tą namą užeisim. Nu, jisai nebuvo labai gražus, bet kažkaip tai, va, toks neaišku kaip. Nu, ir aš atėjom kaip tik pas močiutę. Nu ir sakau, kaip jūs ten gyvenat, kaip jūs jaučiatės, kaip šitą, sako, tai baikės dar veikelą 90 metų, ir dar su 3-račiu pavažiuoju. Ir išaiškėjo, taip suradau, kad ta močiutė kaip tik. Tai negana to, pasirodė, kad jinai viena geriausių to krašto užkalbėtojų. Tai suprantate, tai va ta laimė, jeigu kalbant apie laimę ir sąmoningumą, tai vienas Dievas žino, ko jos kartais nuveda. Bet tai buvo tikrai laimė, nes jinai negana to, kad jin užkalbėtoja, jinai ir dvasias regi, jos sesuo matydavo mirtį ir ta patirti žmogaus, kaip jis pasakoja, kaip į šitą, tai vienas dalykas, kad tai apskritai yra įdomus, antras dalykas, jis tavo sąmonė irgi plečia, nes nedažnai tu gali pakalbėti su žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, dvasias regi arba žmogaus mirtį regi. Ir tie pasakojimai, kurie va, taip renkasi kaip kokie perliukai, jie ir suteikia tokią labai, tokią būseną įdomų, kada žmogus, gaudamas tas žinias, tampa tarsi ne tik tų žinių toksai bendra turėtojas, bet ir tampa tarsi kažkokios visumos tos mūsų kultūros, kuri buvo ir kuri galbūt nueina dalimi. Tai va tas dalykas ir kai tu matai, kaip žmonės vis dėlto naudodami tas žinias gyveno, kokie jie 90 metų moteris, jinai, žodžiu, apsiskaičius, jin daro daugybę ten kitų dalykų, be to, ką jinai ten užkalba. Tai matai, kad kaip vis dėlto kartais ateini pa žmogų, kuris nieko negali pasakyti, o kartais, žodžiu, čia pat kaimyną, žodžiu, jis tą pasaulį visai kitaip mato. Ir čia tokia gera istorija buvo vieną kartą Baltarusijoje, darėm šitą ekspediciją. Ir toks, sako, nuveikit, ten toks bitininkas gyvena, dėdukas, sako, tai jisai gal ten jums ką nors papasakos. Atėjom, sėdi ten ant pečiaus bobutė, sako, nėra mano dėduko. Sakau, tai, o kada jis ateis, nežinau. Tai, o dar, kai pagalvojau, bitininkas vis dėlto vyras, o tarsi žoliavimo toks, arba augalų, arba ten užkalbėjimų sritis yra daugiau vis tiek moterios buvo nešėjos. Ir galvoju, tai dar geriau, močiutė yra, tai mes su ją pasikalbėsim. Ir aš jos ten klausiu, ir svarbu labai visą laiką yra užduoti pirmą klausimą tarsi, apie ką mes kalbėsime.
Nu ir aš galvoju, ką čia pakalbinti, pradėjau nuo žolės. Ne, niekas ten nebuvo, nieko mes ten nerinkom, nieko šitą, aš taip nusivyliau, galvoju, nu kaip, bet taigi tu ir vaikus augina ir šitą. Nu gerai, čia pat, žodžiu, ne už kelių minučių ateina tas dėdukas. Nu, dėduko, tai nuo ko dabar šitą pradėti? Nu, su bitėm aišku, bet aš galvoju, nu gal dar ir šiaip ką nors galima jo paklausti. Sakau, o velnių buvo seniau? Buvo. O babutė sėdi ant pečių, sako, aišku, tu žinai, kur tu buvai, tu matei tuos velnius. Ir vėl jisai ten pasako apie velnius, ten apie dar bites. A tu buvai, a tu matei? Ir, žodžiu, paskui aš paklausiau, kaip, nu, iš kur jis gavo tą žmoną. Tai pasirodo kaimynė ta žmona. Tai įsivaizduokit, ant kiek pasaulis gali būti visiškai skirtinga, žodžiu. Kaimynė bobutė, kuri taip pat turėjo kažkokią šeimą savo, ten vaikai greičiausiai augo ir ten tikriausiai galbūt ir augalus jos mama arba močiutė rinko. Ir dėdukas, kuris kaiminystėje gyveno. Ir jis, žodžiu, su juo mes pašnekėjom 5 valandas, su bobutė ten 2 minutės ir visą laiką ant to, a tu matei, a tu buvai, žodžiu. Tai vat kaip yra skirtingai, kartais mes patys kokie esam skirtingi ir nežiūrint, kad netgi artimoje aplinkoje augdami mes visiškai kitaip galim tą pasaulį priimti arba žinias, arba žinias gauti, turėti, jom netgi naudotis, arba nu kažkaip tai va šalia tokio dėduko gyventi. Aš suprantu, Rita, kad jūsų vat vieną, ką jau supratau iš pasakojimų, laimės, galbūt potyrių yra tai, kad pavyksta atsirasti laiku ir vietų ir tinkamą klausimą užduoti, tarsi kaip tokia didžiulė sėkmė, ar ne, kuri sukelia jausmą tą laimės ir supratimą, kad jūs pati turit būti tarsi susiderinusi su aplinka, kad ta aplinka jums atsivertų ir atsivertų žmonės, tai yra susidėlioti aplinkybės, kurios jūs atves į kažkokį tai rezultatą. Ir tai yra, mes sakom sėkmė, bet greičiausiai tai yra ir laimė, ar mes sakom likimas, ar ne dar kitas yra žodis. Tai o receptas laimės, jūs aš pasakiau, bet iš to, kiek su žmonėmis bendravote, ar ne, koks galėtų būti patarimas, pavyzdžiui, mūsų klausantiems žmonėm, palinkėjimas, nukreipimas, vėl prisimenate, sąmoningo kelio kompasas, kur link judėti, kad vis dėlto ne tekėt pasroviui gyvenimo tėkmėje, bet vis dėlto kažkiek tai tapti savo gyvenimo šeimininku ir kurti savo laimę, nelaukt, kol jinai ateis, ar ne? Bet koks galėtų būti, tikriausiai ne vienas, tų receptų gali būti labai daug, bet kas jums atrodo iš jūsų patirties yra esminio svarbiausia? Na, žinot, tikrai labai sudėtinga būtų atsakyti vienareikšmiškai, nes aš galiu tik tai savo patirtim pasakyti, kaip man pavyko kažkokie dalykai. Ir aš iš tikrųjų, jeigu manęs kas paklaustų, ar aš laiminga, tai aš manau, kad aš tikrai laiminga, nes darbą, kurį aš dirbu ir kurį dariau, iš tikrųjų yra labai... Mylimas darbas. Taip, mylimas darbas, tai yra be abejo. Antras dalykas, tai aš manau, kad reikia labai pasitikėti galbūt savim, savo aplinka, draugais, nes man regis, kad mes ne šiaip su atsiduriam šalia kažkokių žmonių, draugų ir aš kaip pirmais metais neįstojau į savo biologiją universitetą. Aš labai nusiminiau ir mano draugė sako, tai ką tu Rita, sako, dabar čia liūdėsi, einam pas mus į ansamblį padainuoti ir pašokti. Ir aš, žodžiu, nuvėjau ir tai buvo mano didelė sėkmė, kad aš jos paklausiau, kad aš pasitikėjau ją ir kad aš tiesiog, iš tikro, kaip sakoma, vietoj to, kad sėdėčiau, liūdėčiau ir ten kažką, tai, žodžiu, kažkokį tai priėmiau jos pasiūlymą. Tai yra pasitikėjimas pasaulio, atvirumas pasauliui. Galima būtų taip. Taip, ir draugais, ir žmonėms, kurie aplinkui mūsų yra. Ir ten susitikau savo mokytoją Joną Trinkūną, vėliau, kuris yra, taip sakant, iki šiol mano mokytojas ir žynys. Ir jisai mane užkrėtė šitą, žodžiu, smalsumo savo tradicijai, taip sakant, dalelę. Jis tapo to kelrodžiu, ar ne, jūsų gyvenime? Tiesiog jisai, žodžiu, suprantate, Trinkūnas buvo toks labai įdomus žmogus. Jis nieko neversdavo, bet sakydavo, Rita, suorganizuok ekspediciją. Ir aš, žodžiu, taip, ir aš pirmą ekspediciją, kurią suorganizavau, tai buvo mano senelių kraštas, Salakas, apie Salaką, jie ten nuo Naubėnų, kadangi aš jaučiau tam tikrą kaltę arba tokį, kad aš to savo močiutės vis dėlto neužrašiau ir numirė. Ir įsivaizduokite, kai irgi koks įdomus dalykas buvo.
Močiutė mano buvo labai didelė pasakotoja, jinai labai mokėjo pasakų daug, užkalbėtoja tarp kitko irgi buvo, jinai savo raštinga moteris, dėl to paliko receptų daug ir užkalbėjimų. Ir žinot, kai vaikui, tu visą laiką klausydavai, mano mėgstamiausias dalykas buvo gulėti su ją ant pečiaus ir klausyti pasakų. Ir viena iš pasakų, kurie kiekvieną vakarą turėjo pasakyti, tai apie strazdelį ir lapę. Kaip, žodžiu, lapė norėjo sunaikinti strazdelį, bet strazdelis buvo protingesnis ir, žodžiu, vis tiek laimėjo. Ir visą kiekvieną vakarą. Bet kitas pasakas, aš buvau tarsi užmiršusi. Ir įsivaizduokit, kokia laimė buvo, kai aš suorganizavau ten ekspedicijas ir vietinių žmonių pradėjau klausinėti. Man atminty iš jų pasakojimų pradėjo atgyti visi močiutės senelas, kaip tuose kraštuose sako, pasakoti dalykai. Tai aš manau, kad antras iš tokių dalykų tai yra labai didelė sėkmė ir laimė, tai buvo Joną Trinkūną. Na ir kaip jūs nenorėtumėt, bet trečias žmogus, kur man labai pasisekė, tai sutikti jūs, būtent su sąmoningo kvėpavimo. Ir aš iš tikro labai daug ką supratau, suvokiau, pažinau ir tai buvo mano vienas geriausių irgi susitikimų su jumis, žodžiu. Tos pamokos ir ypatingai asmeninės sesijos su jumis, tai tikrai man daug ką sudėjo, kaip sakant, tą mozaiką į savo vietas ir galų gale tai labai nuramino mane, žodžiu. Galbūt kažkoks tai suvokimas savęs kaip dalies iš tų ekspedicijų, iš to Jono domėjimusi tą mūsų senąją kultūrą, jūsų galbūt visai šiek tiek iš kitos pusės, bet žodžiu, manau, kad po truputį atvedė mane į tokį ramybės, vidinės ramybės tam tikrą prasme būseną, nors aišku, aš ne visai rami. Tai mes visi natūralu esame, einam per gyvenimą, esame įvairūs ar ne, įvairiai jaučiamės, tai yra labai normalu, nereikia to bijoti. Aš manau, dar galbūt būtų smagu išgirsti iš jūsų tą suvokimą, supratimą šiandieną. Rytoj galbūt tai kitaip skambės. Tai kas aš esu, ar ne? Dažnai žmonės, vaikai to paklausia, kas aš esu. Aš šiai dienai, ar ne? Jūs jau esat kūrėjai, jūs labai daug žinote, jūs nuostabiai dalinatės su žmonėmis, jūs atverėt žmonės, jūs gebat atverti žmonės. Jie pasakojasi, jie nurodo, pas ką dar galite kreiptis, ką sužinoti naują. Žinau, buvo nuostabi kelionė jūsų po pasaulį, dalinantis savo žiniomis, netgi Indiją jūs pakvietė, būtent irgi dalintis tuo, ką jūs čia turite. Tik tai yra didžiuliai turtai. Mes visi turim tradicijas, mes turime labai gražias tradicijas, bet jas surinkti, pateikti pasauliui tinkamą formą, kad tai neprarasti, nes tikrai jūs teisingai, kad vis dėlto po truputėlį nyksta tai ir būtina yra tai rašyti atmintin pasaulio, tai yra turtai, ar ne? Tai viso to fone, jeigu jūs paklaustumėt pati savęs, kas aš esu, ką jūs pasakytumėt? Kaip ten kažkoks posūkis, aš esu, kas esu. Čia toks abstraktus labai, ar ne? Na, žinote, tikriausiai dar vienas žmogus, kuris vis dėlto kažkaip vienaip ar kitaip irgi mane suformavo, tai buvo žmogus, kuris gyveno šituose namuose, šitų namų šeimininkė, močiutė Tonė, liaudyje vadinama, ir jos tėvelis buvo nuo Molėtų, šiaip jos vardas tikras buvo Teklė, bet žmonės ją žinojo kaip Tonė. Tai jinai mane irgi išmokė savo paslapčių kažkokių, kurias paliko man. Ir aš su tom paslaptim dabar dalinuosi su žmonės ateina pas mane konsultuotis. Na ir aš priklausau prie tų tyrinėtojų, kurie irgi perima tą tradiciją. Tai yra ne teoretikai, o praktikai. Kurie irgi perėmė tą užkalbėjimo tradiciją. Ir aš jos neperėmiau už savo močiutės, nors jinai užrašė. Ir tradiciškai, kaip mūsų užkalbėjimai yra paliekami pirmam arba paskutiniam vaikui, jinai užrašiusi paliko savo vyriausiai dukrai, o iš tos dukros tie užrašai pateko pas mane. Tačiau keliaudama po Lietuvą vis dėlto taip sutapo, kad tie žmonės
užkalbėjimo tradicija yra perdavimo tradicija. Tai yra žodinė magija ir dėl to jinai nėra gaunama su gimimu, sakykime, kaip aiškiaregystė galbūt, ar dar kažkokios kitos žmogaus savybės. Tai aš tą užkalbėjimo tradiciją perėmiau ir taip pat naudoju dabar. Tai, žodžiu, aš, jeigu kalbėti apie tokį, kas aš esu, tai esu žmogus, kuris padeda kitiems žmonėms galbūt iš tikro pasveikti kažkiek nuo kokių tai dalykų. Ir antras dalykas, galbūt pabendravus šiek tiek suvokti save ir galbūt kažkiek tai koreguoti arba formuoti savo ateitį. Tai kurti savo likimą, ar ne, savo gyvenimą. Tai ir yra sąmoningo kelio kompasas, kaip sakoma, tai yra, kai aš jau imu į savo rankas gyvenimą, bet svarbiausia, aš turiu patirties, aš turiu žinių ir aš turiu pašaukimą. Galima tai pasakyti apie save, galėtumėte, ar ne? Pašaukimas, nes teisingai jūs sakėte, to negalima perduoti arba nusipirkti, tai turi būti viduje. Žinot, čia tikriausiai jau tikrai žmogaus prigimties, nes man apskritai įdomu su žmonėm dirbti. Suprantat, aš niekada važinėdama, nežinau, tūkstančių žmonių, klausydama istorijų, man niekad nenusibosta jų klausyti. Aš galėčiau ir toliau klausyti, ir toliau. Ir ta patirtis tarsi toks dalyjimasis gaunasi. Tokia atsimenu vieną istoriją, atėjau pas močiutę, kuri po insulto buvo. Ir aišku, kai ateini pas tokį žmogų ir tu prisistatai, tik tai po to sužinai, kad, sakykime, jisai serga, negali. Ir jinai tokia iš tikro jau matėsi, kad jinai silpnai ir šneka ir viską. Ir aš, kažkaip o jinai tarsi bendraut, kadangi, žinot, seni žmonės dažnai būna vieni, jam trūksta kažkokio bendravimo. Aš pagalvojau, kad, tiek to žodžio, aš paukosiu tą savo laiką, kadangi aš gaunu iš žmonių, tai aš atiduosiu ir pabūsiu su tuo žmogum, pabendrausiu, kad jam būtų šitą. Ir jinai, žinokit, kaip nekeista, po truputį jinai atsisėdo, paskui, žodžiu, nuėjau prie stalo. Ir mes, žodžiu, mūsų bendravimas taip lėtai, iš lėto, žodžiu, buvo. Ir tarp kitko, po truputį jinai prisiminė, kadangi, matot, labai dažnai žmonės netgi kažkokio stiprių ligų atveju vis tiek prisimena savo jaunystę, vaikystę. Ir tai yra tai, ką žinios man paprastai ir glūdi toje pačioje pradžioje žmogaus gyvenimo kažkuria prasme. Maža to atėjo ją lankyti kaimynė. Ir žinokit, iš to tokio tarsi nieko nebuvimo gavosi taip, kad jos vieną kitą papildė, vieną kitą, žodžiu, papasakojo ir aš ten gana ilgai pas jas prabuvau. Žinot, atsitiko koks įdomus dalykas. Ir aš jau matau, kad jinai jau tikrai pavargo ir sakau, žinot, močiutė, jau užtenka, aš einu, gal rytoj ateisiu ar ką. Ir jinai, žodžiu, atsikėlė ir mane, žodžiu, išlydėti nuvėjo. Ir jinai sako, klausyk, vaikela, ale kaipgi čia dabar atsitiko, kad aš einu? O jinai staiga suvokė, kad jie eina. Ir iš kur, sako, pas mane atsirado tų jėgų, kad aš, žodžiu, galėčiau, taip sakant, palydėti tave iki durų, nors aš ją radau gulinčią. Tai įsivaizduokit, ant kiek aš jai nedaviau nei vaistų, nešiko, aš tiesiog atėjau su ją pakalbėti. Maža to, aš ją vis tiek varginau, nes aš vis tiek uždavinėjau klausimus, kurie man įdomu. Ir staiga gavosi taip, kad vietoj to, kad jinai pavargtų ir visiškai, žodžiu, jaustųsi išsekusi, jinai atsistojo ir sakė, aš pirmą kartą per 2 mėnesius atsikėliau ir nuvėjau iki durų. Ir pati taip nustebo, o man buvo taip malonu ir aš taip apsidžiaugiau, žodžiu, mes dar apsikabinom. Tai žodžiu, tas, kaip ten, jeigu šiuolaikinė galbūt kalba pasakius, energijos pasikeitimas, jisai dalymasis yra tikrai... Energijų mainai, kaip sakoma. Taip, mainai. Bet tame yra labai svarbi sąlyga, tai yra atvirumas, nuoširdumas, meilė, ko jūs tikrai turite. Rita, užbaigimui gerai, ką jūs galėtumėt palinkėti, ką norėtumėt iš širdies palinkėti žmonėms, kurie jūsų klausė, kurie... galbūt ir turi dabar tą tokį klausimą, o kaipgi būti laimingu? Ką jūs galėtumėt palinkėti, ką norėtumėt jiem patarti? Galbūt tą patį, ką aš ir sakiau, tai pasitikėti savo aplinką ir galbūt tai žmonėm, kurie tave ar nukreipia, ar ką, klausyti savęs, kaip tu. Ir aišku, vienas iš tokių įdomių dalykų, aš gimiau tada ir pradėjau dirbti tada, kada netekau darbo. Vieną kartą, žodžiu, dirbau mokykloje, pasikvietė vadovai, sako, Rita, mes tave taip mylim, bet, žodžiu, tave atleidžiam. Čia buvo 87 metai. Paskui, žodžiu, buvo šita krizė
blokadą Lietuvos ir irgi direktorius, aš nunešiau jam, ten baigiau dar tokį mokslą, diplomą ir sako, Rita, mes tave taip mylim, bet sako, po mėnesio aš tave atleisiu, žodžiu, sako, ačiū už tokią meilę. Ir trečias dalykas buvo, ir aš žinokit, kiekvieną kartą, įsivaizduokit, tai buvo patys tokie sudėtingiausi metai, kada visus atleisdavo, nieko neprimdavo. Ir aš, kaip sakau, aš visus darbus radau šventoriuje. Aš eidama, visą laiką aš galvoju, Dieve, ką daryti, nu ką dabar daryti, Dieve, ką daryti. Ir žinokit, einu katedros šitą ir eina tokia, aš tokia buvau labai mergina baliauninkė, kaip sakau, 54 vestuves aš šokau. Ir jinai, va čia sako, sako, Rita, kaip gerai, kad aš sutikau, gal tu, sako, norėtum pas mus į darbą ateiti, sako, mums taip reikia darbininko. Ir aš taip nustebau, galvoju, nu nieko savo. Na gerai, dabar ten atleido jau antrą kartą ir vėl, tai Dieve, ką daryti, 90 metai, blogada, vėl nieko nėra. Ir vėl aš einu, tai Dieve, ką daryti dabar, kur eiti, iš vis, mano specialybė yra tai, kas labai tokia specifinė, ką aš galėjau mokytis biologiją, bet mokykloje atleido, čia dabar dirbau mokslo akademijoje, irgi sutrumpino, atleido. Ir važiuoja mane dviratis, toks mano senas bičiulis, sako, Rita, kaip gerai, kad aš tave pamačiau, sako, mums taip reikia darbuotojų, sako, gal tu norėtum ateit į archyvą pas mus dirbti. Ir aš, žinokit, pagalvojau, jau mokytoja buvau, mokslininkė buvau, dabar į kažkokį archyvą, bet aš pasitikėjau tuo, tiesiog, ateina kažkoks žmogus ir aš taip atsidūriau Nacionaliniam kultūros centre, kur tarp kitko savo didžiąją dalį tos veiklos ir dariau. Tai aš manau, kad visą laiką, aš tikiuosi, kad reikia pasitikėti pirmiausia tom dangiškom jėgom, kad jos mus iš tikro veda ir kad reikia klausytis, kur veda. Ir jeigu aš būčiau, taip sakant, pasakius, kad gal aš ten nesugebėsiu ar nenorėsiu, tai Dievas žino, kaip būtų. Bet kai aš pasitikėjau, mano draugė tai atvedė pas Trinkūną, ten kokia tai mano svečia atvedė į vieną darbą, ten koks bičiulis į kitą. Tai mes, žodžiu, iš tikro mūsų tas kelias, jisai gali būti, toks pakankamai aiškus ir lengvas, jeigu vis tiek mes, klausome save, prašom dangiškų jėgų. Ir dangiškų jėgų ir savęs, ar ne? Vis dėlto nenurašyti savęs, galima ir taip gal pasakyti, patikėti savimi. Taip, ir dar pabaigai vis tiek norėčiau papasakoti vieną tokią trumpą ir gražią istoriją. Čia visai netoli, aš prieš porą metų kūriau filmą Žolės ir žmonės. Ir mes tokią močiutę čia gyveno visai netoli. Jinai buvo beveik akla, mes pas ją atėjom, kadangi jinai šitam krašte lietuvių močiučių netaip galim sutikti, tai sako, jinai lietuviškai šneka, eikit pas ją. Ir aš atėjom pas ją ir, paprašiau, kad jinai parodytų mums, sakykime, kaip ten geltą gydyti, kaip ten kitus dalykus. Ir žinokit, ir jinai vis kažką tai ten murma, žodžiu, kažką daro ir murma. Ir aš tuo metu nelabai girdėjau, bet to man ten reikia žiūrėti visumą, kas ten kaip eina, kad ten ką. Bet kai aš montavau, tai aš tiesiog, žodžiu, susižavėjus buvau. Ir įsivaizduokit, eina paimti puodelį. Ir sako, ateik viešpatie, paima puodelį, atsineša. Žodžiu, kad jinai ten neužkliūtų, ką, paskui ten vėl kažką. Ateik viešpatie. Ir įsivaizduokit, visas jos gyvenimas yra kreipimasis į viešpatį, kad jisai visuose net puoduko paėmime dalyvautų. Ir pačiam gale jinai taip jau mum išeina, sako, matai vaikelą, mangi jau 90 metų, ale sako, vagi, dievulis da manis laiko, dagi neguliu ant laško, sako. Tai suprantat, tai tas iš tikro žodžių kvietimas ateiti aukštesnių jėgų, ateiti Dievo į mūsų gyvenimą, aš manau, kad yra labai svarbus, nes tada greičiausiai tie dalykai atveria ir mūsų vidinius kažkokius resursus, intuicijas vidinės. Ir mes tiesiog ateinam tikrai į tą vietą, kur mums reikia, susitinkam su tais žmonėm, kur reikia, be abejo, visą laiką yra pamokos. Bet pamokos, aš manau, kad yra daugiau, kurios eina iš mūsų proto, o ne iš to, kad mes, sakykime, pasitikėtume savimi ir eitume tenai. Tai žodžiu, dažniau išjungti protą, dažniau sąmoningai kvėpuoti ir pasitikėti. Eiti per gyvenimą. Taip, sąmoningai. Labai dėkui, nuostabus pasidalymai, labai ačiū už sutikimą pakalbėti, pasidalinti. Linkiu sėkmės, laimės, dalintis ją su pasauliu, nes pasaulis mes esame viena, ar ne? Tai ačiū labai, Rita. Ir jūs būkite sveiki. Ačiū. Būkime sveiki.